Sveiki visi, laikas sutapo. Mano vardas Neringa ir šiandien aš siūlau jums pasižiūrėti 3 kortų skaitymus jūsų pasiūlyta tema, kada vienišos merginos moteris sutiks savo antrą pusę. Pasižiūrim tokią situaciją, jeigu jūs iš tiesų galvoja, tikitės, pasiruošus, širdis jau nori kažkokių tai naujų permainų ir žmogaus, tai mes pasižiūrim, kokios perspektyvos jūsų šito susitikimo. Ir tik tai primenu apie tai, kad tai yra apibendrinti bendri kortų skaitimai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijos ir taip pat, kada kortom užduoti tokį tikslų, kaip sakoma, datą, apibendrintose kortų skaitimuose yra sunku, bet ir apskritai kortos nelabai kalba apie datas. Kortos dažniausiai kalba apie būsenas, apie jūsų psichologinę būseną. Tai šiandien mes irgi pasižiūrėsim, kokie 3 variantai, apie kokias merginų, moterų būsenas ir ateities perspektyvas, jų santykių ateities perspektyvas kalba. Toksai bus truputėlį, pasižiūrėsim, koks čia bus būrimas, aš net nežinau, koks jisai bus, todėl nieko neprognozuoju, bet pabandom pasižiūrėti, kokiose jūs būsenose esat ir koks vyras arba kokie santykiai su kokiu vyru ant slenksčio pas jūs yra. Pirmas variantas. Kas klausia? Kas klausia? Vieniša mergina, vieniša moteris, kuri labai išsiilgus meilės, jo širdis nori meilės. Iš tiesų, jinai pasiruošus tam meilės nuotykiam, tik tai gali būti apie tai, kad toksai, žinot, išėjo pati skeptrų karalienė, moteris mergina, kuri domisi ezoterika, kuriai įdomu visi tie paslaptingi, slapti psichologiniai, ezoteriniai dalykai, jinai žavisi savo gale, domisi ją, turi puikiai intuiciją, moka ją pasinaudoti ir moka, kaip sakoma, pritraukti, netgi turi tokių raganiškų galių, kur galėtų pritraukti kažkokį tai žmogų į savo gyvenimą, vien tik tai savo energetikos jėga. Jinai žino, jinai moka, kaip tą padaryti, bet jinai tarsi, žinot, per daug idealizuoja meilę ir todėl lieka viena, laukia to vienintelio žmogaus, kuris ją gali, kaip sakoma, išgelbėti iš tos vienatvės, kurioje jinai pati save uždarius. Pasižiūrim, ar jūs esat pasiruošus santykiams. Išėjo taurių karalienė ir žynė. Ar jūs pasiruošus santykiams? Aš pasakyčiau taip. Kažkada tai jūsų gyvenime buvo santykiai, kuriuos jūs dabar vis dar prisimenat, projektuojat ir galvojat, kad jeigu ir būtų tokie santykiai, tai norėčiau kaip tenai. Ir tarsi, žinot, toks vaizdas, kad jūs nepalikot praeitį praeičiai. Toks vaizdas, kad jūs vis dar labai jūsų širdis gali suvirpinti jūsų širdį tik tai tam tikras vyras, tam tikra energetika turintis vyras, visi kiti eis, jūs net juos dėmesio netkreipsit. Jeigu jisai netitiks jūsų kažkokį tai įsivaizdavimą, kaip turi vykti santykiai, jeigu jūs kažką jisai padarys ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, jūs galit, kaip sakoma, praleisti pro ausis arba šansą praleisti vien tik tai todėl, kad jisai neatitiko jūsų įsivaizdavimo apie tuos santykius, kokie turi būti. Jūs turit labai tokį griežtą, tvirtą. Taip, tada pasižiūrim, koks vyras ant slenksčio. Koks vyras pirmo varianto moterį ant slenksčio. Išėjo pats imperatorius ir
koks vyras ant slenksčio. Atkreipkite dėmesį į tai, jeigu jūs nepakeisit savo tokios romantiškos arba tokios mergaitiškos, netgi sakyčiau mergaitiškos energijos, jūs ant slenksčio yra imperatorius. Žmogus, kuris gyvena gyvenimą, nesvajoja apie gyvenimą, bet gyvena gyvenimą. Ir jam labai nepatinka paslaptys. Jam labai šitą kortą kalba apie tai, kad jisai nebus pasiruošęs su jumis žaisti žaidimus. Jisai ateis dosnus, jisai ateis su tokia atvira širdimi ir atvira siela ir pasakys, tu su manim, nes aš tikrai neturiu laiko su tavim žaisti žaidimus, spėlioti kažkokias tai svajonės ar ten atspėti kažkokius tavo norus. Aš tau galiu pasiūlyti taip ir taip. Jeigu tau tai tinka, galim padaryti. Kaip jūs į tai sureaguosit? Jūs sureaguosit kaip imperatorienė. Labai išmintinga moteris ir irgi drąsiai sureaguosit, su kuo aš jūs ir sveikinu. Vat jeigu jūs iš tiesų šalia imperatoriaus pasijausit imperatorienė, nebebūsit ta naivi mergaitė, kuri tikisi, kad jisai turi ten tris kartus, nežinau, ten atnešti tokias gėles ir atsakyti po 5 minučių ilgiausiai į mano žinutes ir taip toliau. Nesielgsit su juo infantiliai, o elgsitės kaip suaugus moteris, kaip mergina, kuri iš tiesų nori santykių, tada jūs galite tapti puikia pora. Ar tikrai? Jūs galite tapti pora, bet jūsų pora gali taip pat laukti toksai išbandymas, sakyčiau. Nes žiūrėkit, atsiras dar ir šitą taurių karalius, kuris gali pradėti jūsų taurių karalienę žadinti, tai yra mergaitę žadinti, ne? Bet, kaip čia pasakyti? Čia yra paprasti santykiai. Imperatorienė su imperatoriu. Žmonės, kurie tarėsi, žmonės, kurie kalba. O čia atsiranda taurių karalius, romantiškas vyras, kuris gali jūs įsupinės tokias įsupti. Tai aš atėjau, aš noriu, aš nenoriu, aš galiu, aš taip toliau ir viską. Ir jūs sujaukti. Saugokitės taurių karaliaus. Jisai, jeigu ir ateis su tokiu romantišku, labai gražiu, labai kažkokiu tokiu gražiais žodžiais, gražiais pasimatymais, daug kalbės, daug žadės. Ateis 3 dienas rašys be perstojo, 4. dieną jūs net nežinosit, kur jisai dingęs, vėl jisai nueis į kažkokius tokius savo kaip sakoma, nežinau, išgyvenimus, pergyvenimus dings, po to vėl atsiras. Žodžiu, neprasidėkit su taurių karaliumi, nes tai bus tarsi jūsų santykių ir jūsų drąsos išbandymas. Jeigu jūs įveiksit tą teisingai, jeigu jūs iš tiesų sąžiningai savo prisipažinsit, ko jūs norit, ir pasirinksit imperatorių, kuris yra paprastas, aiškus, be jokių tokių supynių, bet pasako, aš užimtas. Aš paskambinsiu tau, kai atsilaisvinsiu. Ir paskambina tada. Ne tokių, žinot, kaip čia pasakyti, tada, kada jūs pasakot, jeigu ten mokausi ar dirbu, irgi netrukdo jūsų. Žodžiu, jeigu jūs pasirinksit imperatorių, pas jūs yra teisingas pasirinkimas, jums suteiks visus šansus turėti tuos santykius, apie kuriuos jūs svajojate. Suteiks šansus jums turėti tuos santykius, apie kuriuos svajojate. Tik tai padarykite teisingą pasirinkimą. Jūsų širdis turi jums padėti. Toks buvo mūsų pirmas variantas. Jeigu jums tiko ir patiko, aš čia daugiau net nesigilinsiu, nes tai yra apibendrinti kortų skaitymą. Gerai. Kada vieniša mergina moteris sutiks savo antrą pusę? Pasižiūrim, kokia moteris klausia. Kada vieniša mergina moteris sutiks savo antrą pusę? Kokios energetikos moteris?
atėjo pati taurių karalienė. Kaip dar kartelį sakau, tai yra romantiška moteris, tai yra daugiau mergaitė. Moteris, kuri gyvena tokie jausmai. Jinai gali labai dažnai vadovaujasi ne tiek logika, kiek jausmais. Jinai gali būti labai jautri. Jai labai svarbu santykiai. Moteris, kuri save mato tik tai būdama santykiuose. Jeigu jinai be santykių, jos gyvenimas prasideda tokia drama queen tampa. Jinai gali labai liūdėti, labai reikšti tokias savo mintis ir jausmus. Dabar aš sakyčiau, kad jos gyvenime tarsi kažkoks tai etapas užsibaigė ir prasideda naujas. Jinai daug dirbo, jinai daug stengiasi ir todėl tarsi atėjo laikas nukreipti savo dėmesį į visai kitą linkmę. Jeigu taurių karalienė ir buvo iki šiol vieniša ir neturėjo santykių, jinai dėl to labai pergyveno ir daug dirbo, daug stengiasi. Ir dabar staiga ateina kažkoks tai naujas jos gyvenimo etapas ir pasižiūrim, ar jinai pasiruošus būti poroje, būti santykiuose. Dar kartelį, žiūrėkit, kortos teisingai kalba. Taurių karalieniai labai svarbu, kad jie rūpintųsi. Labai svarbu santuokoje būti. Labai svarbu būti šeimoje. Jinai iš tiesų tai tarsi jos yra savasties arba esybės dalis, suprantat, jinai savęs be santykių kaip ir nemato. Ir tai jai labai svarbu, apie tą kortos kalbą. Ar į jūsų gyvenimą ateina žmogus, kuris gali pasiūlyti tai, ko jums reikia. Iki pirmo karaliaus, po to papasakosiu apie tas kortas. Iki pirmo karaliaus, kas čia? Va, pentaklių karalius. Pentaklių karalius. Taurių karalienė, apie kurią čia kalba eina, antras variantas, jinai pasiruošus, jos širdis labai pasiruošus meiliai, labai pasiruošus šeimai, sakyčiau, tai yra moteris mergina, kuri nori šeimos, nori santykių, nori mylėti, nori būti mylima, jai tai labai svarbu. Artimiausių metų neužilgo, po kelių kažkuris tai laikas turi praeiti, kaip sakoma, ne rytoj, ne šiandien jūs jį sutiksit, bet kaip atpažinti, kad sutiksit pentaklių karalių. Jūs esat taurių karalienė, tai yra žmogus labai romantiškas, labai jausmų pasaulyje gyvenantis. Jūs sutiksit absoliučiai kitokios energijos žmogų, tai yra pentaklių karalius. Tai yra toksai, žinot, labai pragmatiškas žmogus, kuris viską moka skaičiuoti pinigais. Moka skaičiuoti savo pinigus, moka skaičiuoti kitų pinigus, jam svarbu komfortas, jam svarbu toksai vėlgi materialinis pasaulis, materialinė gerovė. Ir jisai ateis ir gali, kaip pasakyti, gali jums pasiūlyti iš pat pradžių tą bendradarbiavimą, apie kurį jūs svajojate, apie kurį jūs norit. Jis parodys jums dėmesį, bet pamatęs jūsų romantiką, nenustebkit, jeigu jisai kaip greitai, kaip sakoma, kaip greitai susižavės, taip greitai ir atšals. Jo, jisai gali labai greitai jumis susižavėti, pradėti prisirišti vienas prie kito, galit pradėti draugauti intimiai, galit pradėti labai norėti kažkaip tai tęsti, bet jeigu jūs nors kažkiek tai, kaip sakoma, netitiksit jo įsivaizdavimo, jisai gali taip pat greitai ir atšalti. Todėl atsargiai, atsargiai su
savo pentaklių karaliumi, nes jisai dabartinės energetikos, jūs norit šeimos, jūs norit kažkokiu tai santykiu, o pritrauksit pentaklių karalius, kuris nori jumis, sakyčiau, pasinaudoti, taip žinot, labai pragmatiškai, fiziškai pasinaudoti. Patarimas kortų. Neskubėti pulti įsimylėti to žmogaus, kuris nenori jūsų įsimylėti, neskubėti daryti išvadų, neskubėti, kaip sakoma, patikėti, per greitai neskubėti patikėti jo žodžiais ir per greitai nepradėti įsimylėti, saugoti savo širdį. Saugoti savo širdį. Aistra aistromis praeina, o draugystė, kaip sakoma, reikalauja laiko, reikalauja kažkokių tai poelgių, kurių šitas pentaklių karalius greičiausiai jums neparodys. Gerai, tada dar kartelį. Ką patarė kortos? Antrą variantą žiūrinčiams. Neskubėti į santykius. Neskubėti į santykius ir žinoti savo vertę, žinoti savo tokius prioritetus santykiuose. Jeigu jūs norit patvarių santykių, jūs turit pati, kaip sakoma, apie tai iš karto pranešti, pasakyti. Jūs neturit tikėtis, kad jūs perskaitys kažkokiu tai slaptu būdu, perskaitys vyras, ko jūs norit. Būtent todėl jums svarbu apie tai kalbėti pačiai, labai aiškiai savo išsakyti, ko jūs norit, ir tada bus lengva arba lengviau išsakyti ir tam šalia esančiam žmogui, kuris bent jau rodo jums dėmesį, ir ko jūs norit iš jo. Jeigu čia bus 4 kortos. Matot, dar toliau pasižiūrėjom dar truputėlį į ateitį antrą variantą. Dabar jūs turite aplinkoje susitvarkyti su savo, kaip sakoma, šitą pentaklių karaliumi ir suprasti, kad jisai gali būti patikimas žmogus, jeigu jūs per greitai su juo nesuartėsit fiziškai, tai tada gali būti iš to ryšio irgi kažkokios tai pamokos labai svarbios ir reikšmingos jums ateiti. Nes, žiūrėkit, jeigu jūs atstovėsit savo vertę, jeigu jūs atstovėsit, išlauksit kažkokį tai momentą, jūs galit tikrai puikiai turėti laiką su šitu vyru. Jūs galit iš tiesų, kaip pasakyti, turėti daug naudos iš šitų santykių. Bet neskubėkit juo tikėti ir netikėkit, kad jisai jau kitą dieną jums pasipirš ir suteiks to, ko jūs norit. Žodžiu, antras variantas gaus ne tų santykių, kurių norit, o tų, kurių matyti jums reikia dabar, šiai dienai. Tai va čia apie tai kalba. Gerai, žiūrim trečią variantą. Apie ką mums papasakos trečias variantas, kada vienišos merginos moteris sutiks savo antrą pusę. Kada vienišos moteris merginos sutiks antrą pusę. Kada vienišos moterys merginos sutiks antrą pusę. Oi, paslėpiu trečią variantą. Apie kokią moterį kalba eina. Aš sakyčiau, kad moteris, trečią variantą žiūri moteris, kuri jau įsimylėjus yra. Jau įsimylėjus, bet yra kažkokios tai aistros. Tarp jos meilės, tarp jos jausmų ir to, matyt, objekto, kurį jinai įsimylėjus, yra kažkokios tai aistros, kažkokie tai konfliktai. Bet jinai, jeigu ir nesenai jūs susitikat, nauja pažintis buvo, tai jinai kažkokiu tai būdu, kaip sakoma, sukėlė konfliktą. Apie ką šitas konfliktas pasižiūrim. Kardų karalienė.
kardų karalienė norėjo atstovėti savo ribas. Ir tarsi kardų karalienė pasakė kažką per daug griežtai, pasakė kažkokius tokius žodžius, kurie nepatiko tam objektui, apie kurį kalba eina, ir jisai sukonfliktavo. Ach, tu šitaip, nu palauk, buvo toks vaizdas. Jūs esat pasiruošus santykiams ir būti poroje. Jūs esat pasiruošus santykiams ir būti poroje. Trečią variantą žiūri. Taip. Jūs labai norit užbraukti viską, kas buvo neteisinga, pakartoti iš naujo saulę, kad būtų vėl užtekėtų saulė, ateitų viskas aišku paprastai ir 10 taurių ir teisingumas kalba apie tai, kad jūs norit santuokos, jūs norit užmiršti viskas, kas buvo negerai, atverti naują savo gyvenimo lapą, kaip sakoma, ir sukurti santuoką. Jums labai svarbu būti statusas, ir būti ištekėjusi. Taip pat saulė kalba apie jūsų aukštas ambicijas, norus ir lūkesčius didelius. Jūs pasiruošus, bent jau pasiruošus, kaip sakoma, santykiams, kurie baigsis santuoką. Gerai, tada koksai žmogus iki 1 karaliaus ant slenksčio. Nu, kur dingo karalius? Matot, kas darosi, va. Jūs esat, kur čia? Va šitą baigėsim. Jūs esat kardų karalienė, o čia atėjo kardų karalius. Kardų karalius, kuris labai bijo mylėti. Atėjo ant slenksčio, susitiksit, bet vėlgi, jeigu konfliktas buvo ir jūs sukonfliktavot, turit savo kažkokį tai naują pažintį, kuri dabar tarsi esat kažkokiam tai nesusikalbėjime konflikte, tai va šitas žmogus irgi pergyvena dėl to konflikto. Jeigu tai yra kardų karalius tai yra žmogus, kuris protingas, mentalų vadovaujasi mintis. Jo veiksmo ir žodžio žmogus. Ir jisai, va čia dabar, yra tokioje būsenai, kad tarsi jisai bijo, arba bijo meilės, arba labai pergyvena dėl to konflikto, kuris tarp jūsų įvyko. Pasižiūrim, kas toliau. Bet neužilgo ta tyla, ta tyla turi užsibaigti. Ir anksčiau ar vėliau jisai vis tiek apsireikš jums. Nebus labai lengvas pokalbis, nebus labai paprastas pokalbis. Gali jums sužeisti širdį, gali jūs sužeisti širdį. Žodžiu, gali daug tokių, žinot, kaip čia, Du kardai, tai yra stiprios energijos žmonės. Tai ką kortos patarė jums abiems? Tapti ramesne, tapti pentaklių karalienę. Arba jeigu kalba eina čia apie trigubą, tai galite jūs sužinoti. Žodžiu, tai yra apibendrintas kortų skaitimas. Šitų variantų gali būti tūkstančiai. Todėl arba jūs sužinosit apie jo esamą šalia dar pentaklių karalienę, arba kortos siūlo patarimas jums tapti pentaklių karalienę. Tai yra moteris rami, moteris laukia, moteris su kardais ten nejoja ir nesiaiškina santykių, o tiesiog labai aiškiai, ramiai priima save. Aš visada renkuosi save. Aš renkuosi ne santykius, o save. Jeigu tu, brangusis, nori ten kažką tai pasauliui, ten kažką įrodyti, taip toliau, tai tu įrodinėk, tu, kaip sakoma, ten vėlgi. Bet visada supras, kad aš pasirinksiu save. Jūs duokit jam žinoti, greitų laikų turėsi tą šansą, duoti jam žinoti, kad tu gali aiškinti, ką nori, bet
jau savęs, tai aš nenuskriausiu. Jeigu tau taip netinka, tai tada prisimk atsakomybę už mane ir tada, kaip sakoma, nebereikės man savimi rūpintis, tu manimi rūpinsies, bet kol tu dar neprisijimi atsakomybės ir neturi jokių įsipareigojimų, tai nenustep, kad aš savęs tai tikrai nenuskriausiu. Tai va toks va kortų patarimas. Žinot, jam iš pat pradžių jisai labai nusteps išgirdęs jūsų šitus žodžius, bet po to jam patiks jūsų požiūris, jisai sakys, o geras, mergina moteris, kuri nesvaido, kaip sakoma, žodžių vėjui, o moka, atsako už savo, vat jam patiks jūsų atsakomybė, jam patiks, kad jūs esat irgi žmogus, kuris vertinat save. Turit savigarbos, turit kažkokiu tai irgi savo idealų ir jų laikotės, jų savo žodžio laikotės. Žinot, būtent jūsų atsakomybė, būtent jūsų toks, vėlgi, požiūris į save labai pagarbus ir labai pagarbus ir labai orus požiūris į save, šalia jisai taps, aš noriu būti šalia tokios moters imperatorium, aš noriu prisimti atsakomybę, tu mano. Būtent tai gali jį paversti iš tokio kardų karalius imperatoriumi. Ir tai gali jiems kaip tik tai, būtent jūsų moterišką energiją, jisai gali labai įsimylėti, būtent pajausti tą resursinę moterį. Todėl irgi neskubėkit jam kažko tai aiškint, kalbėkit apie save, nemokykit šito vyro, neaiškinkit, o sakykit, klausyk, man nesaugu, aš rūpinuosi savimi, aš kalbu apie save, aš viskas gerai su tavim, bet aš laisva moteris, aš dabar išmokau gyventi viena, todėl niekas manimi nesirūpina geriau negu aš pati savimi. Ir būtent tie žodžiai gali jį paskatinti, užsinorės, jisai jumis pradėt rūpintis vien tik tai todėl, kad jūs su savimi labai oriai ir labai tvarkingai elgitės, būtent tai jį gali irgi sužavėti ir pamatys, kokie jūs esat resursinė. Tai toksai trečias variantas. Labai galbūt trumpi, bet manau informatyvus buvo šiandien tokie 3 kortų skaitimai. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų. O šiandien tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų malonių susitikimų. Iki.